tai, kad mums būna nesiseka gyvenime, tai tiesiog reikia suprasti, kad nieko bendros nei su mūsų charakteriu, nei su mūsų charizma neturi. Aš sakau, kad tai yra įpročių klausimas. Kaip galima išmokti piešti, bet kas gali išmokti, užsienio kalbą, bet kas gali išmokti, bendrauti taip, kad suprasti vienas kitą, kad patikti vienas kitam, tai iš tikrųjų gali bet kas. Tik reikia tiesiog suskaldyti šitą problemą į konkrečius įgūdžius ir tos įgūdžius formuoti. Pavyzdžiui, jeigu nori susipažinti, tai ką, iš ko susipažinimas? Pasižiūrėk kitą žmogų. Gali. Priartėti keli žingsnis, gali prie jo, gali. Pasisveikinti, gali. Ištiesti ranką, gali. Pakviesti pasimatymą, gali, tą sakinį pasakyti, einam į pasimatymą, gali. Išgyventi, jeigu jisai pasakys ne, gali. O suskaldai gabaliukus ir pasirodo viską gali. Tik reikia praktikuotis ir po to tai taps įpročiu. Reikia davesti šitą įgūdį iki automatizmo. Jeigu kiekvieną dieną pakviesi 20 merginų į pasimatymą, tai koks tu bebūtum necharizmatinis, visiems pravarys per 1000 merginų, surasi minimum 100, kurios su tavim sutiks nueiti. O jau 100 galės pasirinkti savo geriausią. Bet jeigu tu bandysi išvystyti charizmą 50 metų, po to susensi, net tavo charizma jau niekam nebus įdomi. Taigi aš galvoju, pats geriausias būdas tai yra veiksmas. Darai nedidelį veiksmą, kad neapaltum iš įtampų. Ir darai tai iki automatizmo ir tada viskas tvarko.